statė tokiu principu su kalteliu visko tiksliai kaldavo. Nebuvo kažkokio pjūklo, benzapjūklo kaip dabar, kad palengvina visokį darbą. Akiniai nuo galvos įkrenta, blogai yra. Mes sunkiau laipiojame tuos senus. Paskui žiūriu, kad Jeigu nupjaučiai, tai nebebūtų kas laiko to viso detalė. Tai dabar pusę pasidarau tos detalės. Sumatuoju čia, kur viskas, kad tiktų. Laiptuko padarom, kad svorį laikytų, jeigu jisai spaustų. O paskui jau įsipjavus atsparas į to patį. Pažymėsim čia kažkur. Nes pasilikau tas kokius tur. Žiūrėk, nenudrip. Žiūrėk, kur eini. Ir įsitaisys toks lėlis. Čia kalviški vynės. Normalniausia tai jie, jeigu nutrūks, traukiam iš medžio, jie taip įkalti užrūdyje nutrūks. Tada su pjūklu vos siekiam ir tada nebepagaunam, nebeklauso pjūklas, jis jau sukas pagal savo kampų. Taip ir montuojam. Kita detalė įsidės ir statysim stelažus iš kitų šonų. Ir aišku susimažės čia vos kampo dar biškį didesnį padarom, o paskui galėtumėm suvesti tiksliai kokia buvo išorė. Tai vos centimetras čia nusims dar per visą. Jeigu netyčia nepagauti. Nors jeigu taip įdėsi, tai lietus į žemę iš karto pagaus ją. Tai būtinai turi kiekvieną tikrinam, palenkiam ir su vienu viniuku turim linijas nusipieši, nes nematom, kur eina tas motelis tas pats, kaip 3 kartus persidengti. Taip jau palenkiam, pažiūrėm, kad nebūtų tokioj padėty priešingoj, kad lietus vanduo nepapultų į apačią. Tai meistrai visokių prisigalvoja ir su baldiniku tais šauda, bet mes su plaktuku. Dėl to, kad jo gali giliau paveršti, jeigu kad duobė pasilektų, o kalam tik tiek, kad išsilygytų. Kad nebūtų per daug įspausta. Tai vizualiai gražiau atrodo, kur yra
Iš rankos kaltai ir kur su aparatu šaudyti. Laukit biški. Aš pats trauksiu biški. Kiek ten kartų? Nu, biški kažkiek medžiagos turėsim. Ilgas procesas.